Taip, ketvirtas punktas - viską kontroliuoti. Žinot, kai kada ta kontrolė tokia visuotinė tampa tiesiog paranoja, kai moteris stengiasi sukontroliuoti viską, visus, visada, visur. Jeigu tai yra vaikas, kontroliuoti jį reikia nuo pat pradžių, aišku, 100%, kol jis dar mažas, bet toliau vis tą kontrolę savo mažinti palaipsniui. Kuo didesnis vaikas, tuo mažiau kontrolės turėtų būti. Jeigu jūs bijote, kad jūsų vaikai susidės ne su ta kompanija, aišku, kartais nuo karto reikia pažiūrėti jo telefoną. Aišku, reikia atkreipti dėmesį, su kuo draugauja jūsų vaikai. Būtinai reikia kontroliuoti, bet irgi turėti saiką. Nes moteris, kuris stengiasi kontroliuoti viską pasaulyje, 100% sukontroliuoti visus įvykius, jinai tampa nelaiminga, nes ji pati negali atsipalaiduoti. Jinai negali užmigti, tik atsigula miegot ir jai galvoje prasideda mintis, ko dar jinai nėra sukontroliavus. Jinai kontroliuoja, kas buvo vakar, kontroliuoja, kas yra šiandien, kontroliuoja, kas bus rytoj, kas bus poryt. Ji niekados nenusiramina ir tai tampa tiesiog jau liga, tai jau diagnozė. Žmonės, ypač moteris, kurios per daug kontroliuoja, tai yra visų pirma pačios labai neramios moteris. Nervingumas tokių moterų persiduoda aplinkiniams, vaikams, dėl ko vaikai isteriški dažnai būna. Agresyvūs, hiperaktyvūs vaikai, kai motina per daug kontroliuoja ir jie tiesiog patys vaikai, jie negali paaiškinti, kodėl jis taip jaučiasi, bet jis pastoviai jaučia tą kontrolę virš savęs, jis pats negali atsipalaiduoti. Jūs negalite atsipalaiduoti ir kitiems neleidžiat. Ir tai sudaro labai įtemptą atmosferą šeimoje. Jūs pati nerami, jūs savo aplinkinius darote tokiais pat neramiais, nes jie pastoviai laukia, kada jūs paskambinsit, kada jūs pradėsit vėl kažką, jie jau bijo jūsų, kad jūs pradėsit vėl viską skaičiuoti, kontroliuoti, stebėti, žiūrėti, kas, kur skambinėti, kur tu esi, o dabar, kur dabar esi? Kodėl nekėlė ragelio? Tai yra maža to, kad jūs pati nervuojatės. Jūs nervuojate tą žmogų, kurį pastoviai kontroliuojate. Tai va čia aš nesakau, kad visiškai nekontroliuoti. Ne, kontroliuoti reikia, bet kontroliuoti saikingai, duoti laisvės savo žmonėms, su kuriais jūs gyvenate. Leisti jiems suprasti, kad jūs pasitikite, jeigu jie jau suaugę, jeigu tai jūsų vyras yra. Nereikia jo kontroliuoti labai stipriai. Kontroliuokite taip, kad jis to nepastebėtų, ne taip akivaizdžiai, nes jis tada pradeda galvoti, kad jūs paranojikė, kad jūs kažkokia ligota moteris, pastoviai jį kontroliuojate. Arba jisai nusimes nuo savęs visą atsakomybę ir sakys, taigi tu už viską atsakai, tu viską stebi, kas nesumokėjo, tu nesumokėjai, tu nepaskaičiavai, tu nepasirūpinai, tada jūs visada visur būsite kalta. Nereikia kontroliuoti, nereikia prisimti ant savęs visą atsakomybę, kad jūs esate atsakinga už visus. Ne, pasidalinkite tą kontrolę per pus su savo vyru. Jūs kažką kontroliuojate ir jisai kažką kontroliuoja. Ir dar vieną dalyką tokį pasakysiu, kuris yra absoliučiai neakivaizdus ir atrodo čia nelabai su to susijęs su jūsų kontrolė. Kai vyras susiranda meilužę, ne dėl to, kad jūs esate tokia kontrolierė, o dėl to, kad jūs per daug ant savęs prisijamate atsakomybės. Jūs esate atsakinga už viską, namie, darbe, su vaikais, jūs pastoviai esate užsiėmus, tol, kol tiesiog vakare jau ateinate iki lovos, pargriūnate pavargusi. Tuo metu jūsų vyras turi labai daug laisvo laiko. Tai paklauskite, kada jisai susitinka su tą meilužę. Reiškia, jis turi laisvo laiko susitikti su ją, jūs jam duodate laisvo laiko. Tai stenkite savo kontrolę ir savo pareigas pasiskirstyti, atiduoti pusę pareigų vyrui, kad jisai po darbo irgi būtų užsiėmęs.
užimkite savo sutuoktinį, užimkite savo vyrą, kad jis po darbo turėtų kuo užsiimti. Nes kai jis per daug laisvas, jis tada pradeda ieškoti nuotykių kažkur ten. Ir dėl to, kad jūs viską prisiemate ant savęs, aš viską padarysiu, tą ir aną, aš viską sutvarkysiu, vyras tada atsipalaiduoja, gal, nu ką ten, žmona viską laiko namie, viską kontroliuoja, žmona už viską atsakinga, jinai viską sutvarkys, aš galiu būti ramus, aš laisvas, aš einu kažkur ten pasivaikščioti. Tai vat, kad taip nebūtų, pusę savo pareigų, pusę savo tos kontrolės perdėkite ant vyro pečių. Ir jūs matysite, kad jis kažką tikrai jums padeda, jis nėra per daug atsipalaidavęs, kai pareina namo guli ant sofos, jis irgi kažką daro. Ir tada ir jums bus lengviau. Ir jisai jausis labiau reikalingas, kai jisai kažką irgi papildomai daro. Tai va ta per daug perdėta kontrolė yra negerai. Reikia atsikratyti to įpročio viską visur kontroliuoti ir pusę tos kontrolės perdėti ant savo vyro pečių. Jau buvo prieš tai punktas galvoti apie save, galvoti, ką kiti apie tave pagalvos. Tai vat čia biški kitaip, čia reikia skirti laiko savo poilsiui, savo grožiui, savo išvaizdai, skirti laiko daugiau, nes yra kitos moteris, kurios visiškai apie save pamiršta, galvoja apie visus pasaulį išskyrus save, apie bet ką, tik ne apie save. Ir nepamirškite, kad vyrai myli akimis. Jeigu jūs skirsite daugiau laiko savo sveikatai, savo išoriai, jis tą supras, kad, žinot, vyrai visada žaidžia pagal mūsų taisyklės. Jeigu aš savo skiriu laiko savo grožiui, man reikia kažkur nueiti ten į grožio saloną, kažkokias procedūras, į masažą. Jeigu aš nuo pat pradžių visada tokia buvau, vyras, kuris su manim susipažino, jis tą supranta, kad tai yra mano gyvenimo dalis. Aš be to negyvensiu. Ir tada jisai pradeda žaisti pagal mano taisyklės. Aš skiriu laiką savo grožiui. Man reikia tiek pinigėlių nusipirkti kažkokių ten priemonių. Man tai yra būtina. Ir vyras tada supras, taip, tai moteriai reikia pinigų dar ant to, kad jinai ten apsilankytų kažkokiam dar kabinete, kad jinai dar kažkur nueitų, kad jai reikia masažų, kad jai reikia ten visokių ten priežiūros, visokių papildomų grožių, visokių dalykėlių, jai reikia rūbų, jai reikia kvepalų. Jeigu jūs visą tai transliuosite, jeigu jūs esate tokia, visą tai iš jūsų matosi ir jūs to neslėpėt, visi aplinkiniai žino, jinai rūpinasi savimi, nereiškia, kad tokia savimyla tik apie save, ne, apie visus, bet ir apie save nepamirštam. Tai vat, jeigu vyras mato, kad jūs rūpinatės savimi, jis tada žais su jumis tą patį žaidimą, jis pradės jumis rūpintis taip pat, nes jis supras tai moteriai, reikia, kad ją rūpintųsi, jinai pati savimi rūpinasi ir aš tada ją rūpinsiu, suprantat? Bet jeigu jūs savimi nesirūpinat, o laukiat, kad jumis rūpintųsi, tai aplinkiniai nuskaito visada jūsų savivertę. Jeigu jūs savęs nevertinat atitinkamai, niekas kitas jūsų nevertins. Jeigu jūs transliuojate aplinkiniams tai, kad jūs savimi rūpinatės, kad jūsų išvaizda yra labai svarbu, jūsų sveikata dar svarbiau, jūsų poilsis yra labai svarbu, aplinkiniai visą tai nuskaito. Ir jūsų vyriškis jis tą matys ir aišku, jam nebus jokių pretenzijų, kad tu čia per daug kažką savo skiri lėšų, skiri laiko, dėmesio savo.
nes tu esi toks žmogus. O priešingų atveju, jeigu tu niekados savimi nesirūpinai, visada viską kitiems, tik tai vyrui viską, visą laiką, visą dėmesį, tik tai jam, arba kažkam, arba vaikui, sakykime, būna persijungia ant vaiko visiškai ir pamiršo apie save. Ir vyras tada, jis sako, palauk, palauk, aš su tavim susipažinau, tu buvai va tokia, nuotrauka yra, o dabar visiškai kitokia. Tu nepanaši į tą moterį, su kuria aš susipažinau. Ir kurgi dingo ta moteris? Vyras tada nesupranta, kaip čia taip atsitiko, buvo viena, o dabar visai kita. Ir man ta kita nelabai patinka. Ir vyrai tokioje situacijoje, jie jaučiasi truputį apgauti, nes jie susipažino su viena moterim, tikėjusi, kad jinai bus tokia visą gyvenimą, o jinai pavirto kažkokia visai kitokia, kuri jam nesimpatiška, negraži, neseksuali. Ir jis tada pradeda po truputį nusivilti ir galvoti, mane apgavo. Žinot, kaip reklamai parodė vieną, o po to, kai jau nusipirko, ten pasirodo visai kitas produktas. Tai vad, kad taip nebūtų, jūs turėtumėt nepamiršti apie save ir stenkitės palaikyti tą įvaizdį, kuris buvo tuo metu, kai jūs susipažinot su vaikinu, va tuo metu jūs kokia buvot, jūs kokią, jisai kokią įsimylėjo jūs kokia buvote, stenkitės tokia likti. Nepasikeiskite taip, kad būna moteris apsileidžia, suprantat, aš suprantu, būna visokių lygų, hormonalinių problemų, aš ne apie tai, aš apie apsileidimą, kai jūs apsileidžiat, savo dėmesio jokio neskiriat, vyrai tai nuskaito ir galvoja, jinai pati savęs nevertina, pati savęs nemyli, aš irgi to nemylėsiu ir negerbsiu ir nevertinsiu. Suprantat? Ir neskirsiu tam dėmesio, lėšų ir savo laiko, nes jūs visą tai transliuojate. Norėtųsi, kad aš būčiau apsileidus, kad aš gyvenčiau savo, kaip sakant, nieko nedarant, negalvojant, nesirūpinus pati apie save ir kad mane mylėtų taip pat kaip prieš tai. Bet tuomet, jeigu būti sąžiningai iki pat galo, tai jūs turėtumėt ir pradžioj tokia būt, kad vyras tikrai žinotų, kas jo laukia. Būkite tada sąžininga nuo pat pradžių, atrodykite apsileidus nuo pat pradžių, kad vyras matytų, gerai, man tokia moteris tinka, aš kaip tik tokios ir norėčiau, kad būtų tokia natūrali, be jokių ten valgo gerai, pavalgo gerai, ten nesiprausia ir nereikia, aš irgi nesiprausiu. Žodžiu, yra tokių vyrų, galim rasti. Bet kai jūs pradžioje stengiatės, o po to ne, visa tai atrodo kaip apgaulė. Visa tai atrodo kaip kokia labai pigi reklama, kur jūs pradžioj pasireklamavot, o po to atsipalaidavot ir produktas netitinka savo reklaminių visų tų, kas ten buvo pradžioje. Žodžiu, kreipkite dėmesį į save, nepamirškite, neapsileiskite, tai yra labai svarbu, kad jūs pati save mylėtumėt, gerbtumėt ir būtumėt laiminga. Taip, 6 punktas - gyventi tarp 4 sienų. Kai moteris antiek pasineria į tą buitį, į namus, kad jinai niekur nebeišeina, jau pati nebenori. Jai gera būti namie, jai gera būti su vaikais, jai patogu, jai jauku ir jinai niekur nebenori išeiti, ji nenori pasižmonėti, jinai nenori nieką matyti, jinai atsilieka praktiškai nuo to gyvenimo, mato tik tai internetą, televizorių, telefoną ir virtuvę ir vaikus. Tokia moteris, kuri užsiciklina ant buities, jinai, žinot, kaip pradeda atrodyti kaip tarnaitė, kaip namų šeimininkė, kuri atlieka tik tai namų šeimininkės pareigas. Ir jinai labai greitai pradeda vyrui būti kaip tarnaitė. Žodžiu, vyras galvoja, mano žmona kaip šeimininkė puiki, kaip žmona super, bet jinai man nebeįdomi, aš einu paieškoti kitų mergaičių. Ir jisai tom mergaitėm sako,
aš labai myliu savo žmoną, aš su ja skirtis nežadu, aš turiu puikius vaikus, aš myliu savo šeimą, aš nesiskirsiu niekada, bet mes su žmona nebeturim nieko bendro. Nes ta žmona, jinai jam, ant tiek kiekvieną dieną vienoda, jinai ant tiek jam atsibodo, kad jam norisi kažkaip paįvairinti tą gyvenimą, kažkaip paįvairinti. Tai vat, kad taip nebūtų, kad vyras ieškotų paįvairinimo. Jūs būkite įvairi. Nebijokite išeiti iš namų, pasivaikščioti kur nors ten po teatrą, po parodas, visokias pakeliaut, pabendraut su žmonėmis, ten su draugėm išeit kažkur. Nebijokite. Išvažiuoti kur nors ekskursiją. Išlyskite iš namų, netingėkite, prasivedinkite, nebūkite pastoviai vienoda savo vyrui, būkite įvairi, nes kaskart, kai jūs išeinat iš namų, jūs turite progą pakeisti savo apsirengimą, pakeisti savo išvaizdą, pakeisti savo nuotaiką, pakeisti savo nuomonę. Jūs turite progą būti įvairi. O vyrui kaip tik patinka moteris, kai jinai trupučiuką būna įvairesnė. Norisi kažko naujo, kažko šviežio, kažko įvairaus, nematyto, negirdėto. Tai vat, kai jūs išeinat iš namų, jūs ten prisisotinat šviežių tokių įspūdžių, galbūt kažkokių žinių, galbūt dar kažko ten su kažko pabendraujat, nuotaika jums keičiasi. Žodžiu, neužsisėdėkite tarp keturių sienų. Nebūkite savo namų vergė. Tai nėra jums kalėjimas, niekas jūsų ten nelaiko. Išeikite, pasižmonėkite, prisisotinkite naujų įspūdžių ir emocijų. Emocijos moterims yra labai svarbu, nes namie, kokios emocijos namie? Visą laiką tas pats per tą patį. Vaikai jūs pradeda nervuoti, jūs pradedat būti pikta, nervuota, nepatenkinta, viskas atrodo jau, jūs pati matot, kad jums visą tai galbūt jau ir atsibodo. Vyras nieko nepasiūlo, nes vyrai jie nėra tokie, žinot, išradingi ir jis galbūt ir nesupranta, dėl ko jūs esate tokie. Tai vat jums tiesiog reikėtų nepamiršti, kad yra dar pasaulis aplink jūs, jums nežinomas ir nematytas. Ir kartais nuo karto leisti savo atitrūkti nuo šeimos, nuo namų, išeiti. Galite išeiti viena, galite išeiti su vyru, su vaikais. Tiesiog išeikite dažniau, pasivaikščioti, pasibūti kažkur, kažką naują pamatyti, prasiblaškyti. Prasiblaškyti yra labai sveika. 7 punktas iš 12 įpročiai, kurių mes turėtumėm atsisakyti, norint susikurti laimingus santykius. 7 punktas skamba taip: atsisakyti įpročio kompleksuoti, save kritikuoti, laikyti save kažkokią netokią, nepakankamai. Nepakankamai verta meilės, nepakankamai verta laimės, nepakankamai graži ir taip toliau pagal sąrašą. Jūs puikiai žinote, ko jūs ten esate nepakankamai kažko. Žodžiu, nustoti taip manyti. Dėl ko moteris turi tokių problemų su savivertė? Tai yra gamta, kaip nekeista. Tai yra gamta, taip yra sutverta, kad berniukai gimsta jau su gatava savivertė. Įsivaizduojate? Visi berniukai, jie savimi pasitiki, jie visi žino savo kainą, jie visi sako, aš visai normalus, aš visai gražus. Ir kas, kad viena koja trumpesnė, aš kietas, aš stiprus vyras, aš vertas dėmesio, aš karalius, aš pasaulio bamba ir taip toliau. Vyrai niekada pats savęs beveik niekada nekritikuoja, ypač savo išorės. Jiems nesvarbu, kaip jis atrodo, jis visada šaunus vyrukas, kad ir ten ir turi viršsvarį, ar ten praplikęs, jis dėl to labai nepergyvena. Palyginus su moterim, jeigu mes lyginam su moterim, tai vat moteris jos visada labai pergyvena dėl savo išvaizdos, dėl to, kad vyrai gimsta jau su jau turint tą savo nuomonę apie save, tą savigarbą, savivertę, o moteris gimsta kaip tuščias lapas.
moteris neturi savivertės. Ir ta savivertė moterims formuojasi laikui bėgant, kai tėvai pradeda ją vertinti, jie visą tai užsirašo, išsisaugo mintyse, galvoje ir jinai su tuo po to gyvena visą gyvenimą. Kaip vertina mergaitė tėvai, kaip jie jai sakė, kokia jinai, ant kiek ji yra graži, negraži, kokių trūkumų jinai turi, neturi, kokia jinai šaunuolė ar nešaunuolė. Žodžiu, visa tai paskui lieka visam gyvenimui tai mergaitė. Tai vat jeigu ten netyčia tėvelis pasakė apie mergaitę, kad ten kažkokia kojų forma netokia, teko girdėti ten, ar tavo ten nosis didelė, ausis atliepia, dar kažką, visa tai paskui lieka visam gyvenimui, mergaitė visą gyvenimą galvoja apie savo ausis, galvoja apie savo plaukus, galvoja apie tai, ką pasakė kažkada ten. Kažkada tai galbūt jai buvo 5 metukai mergaitė ir jinai iki šiol tą atsimena. Ir jinai galvoja, kad čia jinai turi kažkokių tokių trūkumų, su kuriais jinai nėra verta laimės, kad jinai nėra verta meilės, kad tai yra tokie trūkumai, kuriuos būtinai reikia šalinti ir jinai yra nepilnavertė su tais trūkumais. Taigi, dėl to jinai save ir kritikuoja, dėl to jinai ir galvoja, kad kažkokia jinai netokia. Visa tai prasideda nuo vaikystės. Po to darželyje auklėtoja gali pakritikuoti, kokia tu kažkokia netitinki standartų. Po to mokykloje gali pasakyti irgi kokia nors pajokauti moteris. Dažniausiai visą tai sako mokytojas. Jos kažkodėl tai nesolidarius labai. Klasiokai gali elgtis žiauriai, kritikuoti vienas kitą, irgi gali pasakyti. Aplamai paaugliai labai žiaurus yra, negalvoja apie pasekmes niekados. Tai visą tai, įsivaizduojate, vat kiek mergaitė prisiklauso per visą savo gyvenimo teigiamų ir neigiamų įvertinimų. Ir jeigu neigiamų daugiau, aišku, po to jinai galvoja, ne, aš kažkokią per daug trūkumų turiu, jos savivertė praktiškai ant nulio, jinai labai stipriai kompleksuoja ir bando tuos kompleksus savo kažkaip kompensuoti. Tai vat, kaip ištraukti, ištrinti iš atminties visus tuos įvertinimus neigiamus, jeigu mergaitė neigiamai kažkas vertina. Kaip ištrinti iš atminties, tai yra psichologo darbas, arba jūs pati tiesiog turite suprasti, kad visa tai buvo nesąmonės, kažkieno tai ten nuomonė, kuri neverta dėmesio. Jūs turite savo nuomonę ir aplamai jau 100 metų praėjus, jau galbūt pasikeitėt, arba jūsų kojos nėra, iš tikrųjų nėra tokios, kaip sakė. Aš kiek tokių mačiau moterų, kurios sako, mano kojos per tiesios. Kojų forma negraži, žiūriu, normalios kojos. Sakau, iš kur tu ištraukiai? Man tėtė pasakė, man sesė sakė, man mama, močiutė, kažkas šeimoje dažniausiai apie tai sako ir moteris po to gyvena su tuo visą gyvenimą. Tai va tiesiog ištrinkite iš atminties tokius įvertinimus, kur kažkokie žmonės galbūt tiesiog nelinkintis jums nieko gero. Kodėl žmonės aplamai vertina taip? Dažniausiai tiesiog iš konkurencijos. Mergaitės konkuruoja. Mama irgi gali būti neįtin protinga moteris, kuri konkuruoja su savo vaiku ir nori ją įvaryti kompleksus, kad jinai nepakankamai graži. Kitos moteris irgi labai piktai viena apie kitą kalbą. Tiesiog tai yra konkurencija. Žinot, mes pusiau esame gyvūnai, mes turime daug gyvuliškų instinktų. Gyvūnai pastoviai tarpusavį konkuruoja, kas greitesnis, kas stipresnis, kas garsesnis, ten, žodžiu, ir tarp žmonių lygiai taip pat vyksta ta konkurencija. Ir moterims labai dažnai tenka girdėti į savo adresą visokių tokių nemalonių pastabų, kurie ir yra ta konkurencija. Kažkokia
taip sakant, patelė, kaip gamtoje vyksta, nori jūs pašalinti, kad jūs nebūtumėt konkurentė. Ir jinai gali jums pripasakoti tokių dalykų, negražių, kad jūs paskui patikėsite ir galvosite, taip tikrai, aš nepakankamai graži moteris, kad patikčiau vyrams. Tiesiog supraskite, kad visa kritika apie jūsų išvaizdą tai yra kažkieno tai konkurencija, kažkieno pavydas, kažkieno tiesiog galbūt nelaimingas gyvenimas tos moters, kurie pati nelaiminga ir jūs nori padaryti nelaimingą, kad tu čia per daug nesišypsotum mergaitė. Ko tu čia tokia laiminga vaikštai? Reikia tau sugadinti nuotaiką, kad ir tau būtų blogai, man blogai ir tau bus blogai. Ir tada galbūt aš nesijausiu tokia vieniša savoj problemai. Tai vat, tiesiog tie žmonės, kurie jūs kritikuoja, dažniausiai jie tai sako ne iš gero gyvenimo, jie patys nėra laimingi ir jūs nori padaryti nelaimingom. O jūs po to prisiklausot tų visokių piktų žodžių arba tos neigiamos kritikos ir visą tai velkate iš paskos visą gyvenimą jūs savo atminty atsigręžiat į tuos žmonės, kurie taip šnekėja ir prisimenat, kaip man tada pasakė, o kaip tada apie mane atsiliepė, o kaip tada mane įvertino. Jau visas gyvenimas jūsų praėjo, jūs vis iki šiol tą prisimenat. Tiesiog stenkitės atsikratyti tų atsiminimų. Išmeskite tuos atsiminimus į šiukšlyną, sudeginkite, pamirškite, nebegalvokite apie tai niekada. Jūs esate graži nuostabi moteris. Pasižiūrėkite į veidrodį kitaip, nes jūs pastoviai žiūrite ir matote savo trūkumus. Pradėkite žiūrėti į save kitaip. Pradėkite žiūrėti į save kaip visiškai pilnavertę, gražią moterį, kuri verta laimės, verta meilės, verta vien dėl to, kad jūs esate gimusi šiame pasaulyje. Mes visi esame vertos, kokios mes bebūtumėm. Nėra to žmogaus, kuris pasakytų kažkokį nuosprendį. Visa ta pikta kritika, jinai kaip nuosprendis. Jinai po to įtakoja jūsų gyvenimą iki pat, kol jūs nesuprasit, kad visa tai buvo kažkokia tai nesąmonė. Kodėl aš visą tai prisimenu, kodėl aš apie tai galvoju, kaip mane kažkas užprogramavo, kad aš į tai visą gyvenimą kreipiu dėmesį. O juk tai netiesa. O juk tie žmonės šnekėjo tiesiog norėdami mane įskaudinti, norėdami mane kažkaip įtakoti, paveikti. Kam jie tai darė? Juk ne iš gerų ketinimų taip yra kalbama. Kodėl jie taip šnekėjo? Pikti žmonės. Pamirškite viską, kas buvo neigiama kalbama apie jūsų išvaizdą, apie jūsų grožį, apie tai, ko jūs verta, neverta, kokia jūs esate, tikusi, netikusi. Pamirškite apie tai. Susikurkite save iš naujo. Susikurkite tą įvaizdį tokį, kokį jūs norėtumėte turėti. Susikurkite save naują. Susikurkite, tai nesunku. Tiesiog pagalvokite, o kokia aš turėčiau būti, kokia aš esu. Juk aš nesu tokia nevykėlė, kuri pastoviai gyvena, dėl to, kad man močiutė kažką ten leptelėjo, negalvodama apie pasekmes, o aš dėl to kenčiu visą gyvenimą.